Sveiki! Šioje pamokoje sužinosite, kaip patogiai naudotis elektroniniu paštu, planuoti susitikimus ir tvarkyti kontaktus savo MacBook kompiuteryje. Visą tai vienoje vietoje, greitai ir paprastai. Pirmiausia, prijunkime jūsų elektroninio pašto paskyrą. Atverkite System Settings, pasirinkite Internet Account ir spauskite Add Account. Pasirinkite paskyros tipą – Google, iCloud, Outlook ar kitą. Prisijunkite ir pažymėkite, ką norite sinchronizuoti – Mail, Calendar ar Contacts. Mail – tai pagrindinė jūsų elektroninio pašto programa Mac kompiuteryje. Ji leidžia lengvai rašyti, skaityti ir tvarkyti laiškus. Galite kurti naujus laiškus, atsakyti į gautus, pridėti prisegtukus iš kompiuterio ar iCloud Drive. Naudokite paieškos lauką viršuje. Tai greitas būdas rasti laiškus pagal siuntėją, temą ar raktažodį. Jei turite daug laiškų, išbandykite Smart Mailboxes funkciją. Ji leidžia automatiškai rašyti laiškus pagal taisyklės. Kalendorius padeda susiplanuoti laiką. Šioje programoje galite kurti susitikimus, gauti priminimus ir tvarkyti savo dienotvarkę. Norėdami pridėti įvykį, spustelėkite 2 kart ant pasirinktos dienos. Įveskite pavadinimą, laiką, vietą ir jei reikia, pridėkite dalyvius. Jei naudojate Google kalendorių, jis automatiškai sinchronizuojamas su Calendar programa, kaip prijungta paskyra. Visi jūsų kontaktai vienoje vietoje. Contacts programa leidžia greitai kurti, redaguoti ir grupuoti žmones. Sukurkite naujus kontaktus, pridėkite jų elektroninius paštus, telefonus ar gimtadienius. Galite kurti atskiras grupės, pavyzdžiui, draugams ar kolegoms. Įrašius gimtadienį, jis automatiškai atsiras kalendoriuje, kad nepamirštumėte pasveikinti savo artimo draugo ar kolegos. Didžiausias Mac privalumas – sklandus programų bendradarbiavimas. Gavote kvietimą elektroniniu paštu, jis iš karto atsiras kalendoriuje. Naujas kontaktas automatiškai matomas Mail programoje. Tad pabaigai, prisijungus elektroninio pašto paskyrą, galite naudotis Mail, Calendar ir Contacts programomis. Jos supaprastina jūsų darbą ir padeda išlikti organizuotiems.